Jie tikrai daug juokavo. Ne, vieno nėra. O ko nėra? Tai kad Visi apsižiūrėjo. Ai, 13, atsiprašau. Pasislepia. Matot, iš po posėdžio turėjo būti visi. Pakelių nubirėjau. Visada nuotoliu darysim. Jau, ar patikrina veikia? Išmesk tą kompiuterį, tam tikras. Ranka gal gali įjungti. Labadiena. Leiskit pradėti Šiaulių miesto tarybos etikos komisijos posėdį. Šios dienos darbotvarkė yra 2 klausimai. Sprendimą pradėti etikos tyrimą dėl 25 metų spalio 27 dienos gauto skundo dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos nario Zakiro Medžidovo neetiško elgesio. Ir antra, dėl sprendimo pradėti komisijos tyrimą pagal kitą skundą spalio 30 dienos, taip pat dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos nario Zakiro Medžidovo neetiško elgesio. Šitie skundai jums yra pateikti, jūs susipažinę. Ir neetiškas pagrindinė esmė, kad neetiškas elgesys socialinėme tinkle. Tarybos narys yra uždaros Facebook grupės Šiauliai čia gyventi verta administratorius, kurioje skelbiamas įrašas žeminantis Rėkyvos progimnazijos vadovą ir jo darbuotojus. Kita, komentarų skiltyse skatinamas įžeidžiantis elgesys. Taip pat pats tarybos narys dalyvauja diskusijose, nors turėtų užtikrinti etišką turinio kontrolę. Tarybos nario dalyvavimas ir tylus šių pažeidimų toleravimas laikytinas tiesioginių etikos normų pažeidimu, prieštaraujančius valstybės politikų elgesio kodekso principams, pagarbo žmogui, padorumo, atsakomybės ir pavyzdingumo, todėl yra pagrindo pradėti tyrimą. Na, reiktų jūsų nuomonės dėl tų pareiškimų, jūs susipažinote, tai gal yra pasisakančių ir tada mes balsuosime pradėti tyrimą ar nepradėti. Pirmiausia, tai dėl skundo, kuris yra spalio 27 dienos, tai čia Rėkyvos progimnazijos mokytojų. Tai va dėl šito turite pasisakyti. Siūlau pradėti. Visiškai pritariu, nes mokytojus įžeidinėti negalima. Ne tik mokytojus. Šiuo atveju aš kalbu apie šitą pasisakymą, kad tai yra žeminantis mokytojus pasireiškimas, išsireiškimas ir aš tikrai labai įsižeidusi, nes priklausau irgi šitai draugijai ir manau, kad tokių pasisakymų viešoje erdvėje tarybos nario paskyroj negali būti. Teisingai. Kalba eina apie mokytojus. Todėl aš Konkretus skundas. Konkretus skundas apie taip, kaip buvo apibūdintas žmogus dirbantis mokytojų. Žmogus dirba kelis dešimtmečius, kuria savo autoritetą, savo įvaizdį bendruomenį ir taip politikas sugriauna jo reputaciją. Taip. Chamiškai, visiškai neskaitydamas su kito žmogaus orumu. Taip. Nu tai balsuokime tada. Dar jūs norite pasakyti? Prašau. Tai aš girdžiu tą uždarą grupę. Ar mes tikrai galime patikrinti, ar tai uždara grupė ar vieša grupė? Nu šiaip jie kviečia. Vieša grupė. Ir tai yra rimtesnis, nes uždara galima sakyti, bet vieša grupė. Taip, jo, čia mes kalbam apie didžiulę auditoriją. Tai labai didžiulė. Čia galėtum sakyti, kad kažkur tai tarybos salės kampelį kažkas blogo įvyko, tai vienas momentas, bet kada 10 000 žmonių transliuojama vieša grupė, jo. Tai mes kalbam apie viešą elgesį viešoje erdvėje. 46 174. Beveik taip. Kurie naudojasi Tai mes korektūros tą klaidą pataisysim.
Ačiū. Na, ten galima nupirkti didelį kelius. Nu, nesvarbu, bet tai yra vieša ir pakankamai plačiai žinoma ir pakankamai plačiai komentuojama. Na tada balsuojame už tai, kad pradėti etikos tyrimą pagal to spalio 27 dienos gautą skundą dėl šio miesto tarybos nario Zakiro Medžydo neetiško elgesio. Kas už tai, kad pradėti? Nu, neįsiplečiant, tada ir antras klausimas, nes čia yra jie labai susijęti, labai analogiški, tai manau, kad ir antrų klausimų tada mums reikėtų, kur čia yra dabar tas skundas, taip pat čia yra tik jis truputėlį vienas mens, bet visi žinote irgi analogiški dalykai ten. Tai tada balsuokime, kad pradėti tyrimą pagal tą spalio 30 dienos gautą skundą. Tai čia prieš ką tyrimą įvardinkite? Prieš kokį asmenį? Prieš Zakirą Medžydovą, neetišką elgesį. O Egidijus Jankauskas, kuris yra bendraautoris šito tinklo? Čia šitame mūsų Ne, mes šito nesinaudojam. ne. Čia šitam skundė, ne. Čia visiškai. Čia ne. Dabar viskas gerai, jūs galite padiskutuoti, iškelti problemą dėl grupės administratorių, tai pradėti tyrimą ar ne turi būti pagal pateiktus skundus. Dėl vieno jūs nubalsavo, dabar turėtume balsuoti dėl 30 dienos ar pradėti tyrimą ar ne. Ir tada gali trečių klausimų, kadangi viskas yra susiję, išsikelti būtent dėl Jankausko. Tai tada vėl turėtume pirmininkas iškelti tokį pat principų balsavimą, pradėti ar nepradėti tyrimą dėl neetiško elgesio. Ir jeigu atsitiks taip, kad nuspręsi dėl 27 ir 30 dienos pradėti tyrimus, tai šitos tyrimus apjungsim į vieną. Jeigu nuspręsi pradėti, nes dėl pirmo, jeigu pamena ten spalio 15, kada esam gavę 10, tai ten esate priėmę sprendimą pradėti ir tyrimas vyksta, per 3 mėnesius ten išnagrinėsit. Tai mes tada apjungsim į vieną, nes realiai objektas yra tas pats, apie tą patį viskas. Ne, mes vieno nepradėjom tyrimą. Pradėjot vieną tyrimą nepradėjom dėl, negaliu vardinti vardo pavardės žmogaus, vieno nepradėt, bet prieš tai pradėjom. Ir Zakiras yra pateikęs jau atsaką, aš jums dar nesu persiuntus. Ai, supratau. Apie jo, kaip pasakyti, pasiaiškinimus dėl tos medžiagos. Kiek, ne 340? Ne, vienas lapas ar 2 gal maksimum. O dabar pirmininkė tada suformuluokit antrą balsavimą. Tai antras balsavimas yra balsuojama už tai, kad pradėti etikos tyrimą pagal spalio 30 dienos gautą skundą dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos nario Zakiro Medžydovo neetiško elgesio. Jo. Balsuojat jūs tada. Kas už, kad pradėti? Kas už? Paprašyta. Ir tada šitie tyrimai bus sujungti, 3 tyrimai į vieną. Na ir dabar tada, jeigu kažkas iškėlė klausimą, galima tada pasakyti. Sauliau, jūsų iniciatyva buvo. Taip. Mano pastebėjimas yra, kad mes matome viešoje erdvėje, tai yra viešoje grupėje neetiškus pasisakymus ir administratoriai įsipareigoja šitos dalykus prižiūrėti. Ir administratoriai yra 2, naudojo daugiskaitą ir antruoju administratorių mes atpažįstame mūsų tarybos narį Egidijų Jankauską. Tai jeigu yra lygiai teisiškumas, tai yra lygiai atsakomybė. Aš nematau, kuo skiriasi Zakiro atsakomybė nuo Egidijaus atsakomybė šioje vietoje. Aš keliu klausimą apie tai, kad nagrinėti ir šiuo atveju ir Egidijaus etiško elgesio klausimą. Ten, kuris yra įsipareigojęs kaip administratorius, mažiausiai tiek. Komisija turi teisę, kadangi tai yra pagrįstom priemonėm, oficialioji grupė yra matoma, kad jie yra 2 administratoriai, tai tarybos nariai turi teisę. Tai mes priimam domėn, tada reikėtų mums vėl balsuoti. Kas už tai, kad įtraukti. Kad pradėti tyrimą Egidijų Jankauskui dėl neetiško elgesio socialinėje erdvėje. Tai tada gali balsuoti, kas už tai, kad pradėti Egidijus Jankausko tyrimą dėl neetiško elgesio. Visi už. O jie ten turi dabar šansų kažkaip pasiteisinti, ar jie patys nenori čia ateiti? Ne, jie turi pasiteisinti. Mes dabar pagal nuostatas kreipsimės į juos, dažniausiai duodam su pirmininku
10 darbo dienų pateikti savo argumentus, pasiaiškinimus į tokią susidariusią situaciją. Vertinsim raštą ir jeigu matysit, kad jūs komisijos nariai norėsit dar pabendrauti su vienu ar kitu, galima ir iškviesti ir pareiškėjų, ir skundo autorių, tai bus galima pakviesti. Jie turi tokią teisę dalyvauti ir pasisakyti, gal mes ne taip, jūs komisija gal ne taip suprantat, taip. Parašyta, tai bus galimybė išklausyti. Tyrimą turėt išnagrinėti per 3 mėnesius nuo jo gavimo momento, tai su pirmininku sustiguosim tas daugmaž posėdžio datas ir visus galėsit išklausyti. Kažkaip suformuluot, kad net dabar atrodo, kad mes be jų, prieš juos. Matot, skundai yra dviejopi, vieni, kada į etikos komisiją jūs kreipėsi prašydami pagalbos kažkokios, o kiti, kai jūs matot viešoje erdvėje pagrįstą informaciją, tai taip pat turi teisę tyrimo pradėjimą, jeigu matot, kad yra kaltinti, tai jūs spręskite. Jo, nes raštu yra raštu, perskaitai, o kada gyvai žmogų matysi, žymiai bus jautriau, manau. Tai vis tiek tada palauksim pradžiai kažkokiu tai, kad galima būtų vertinti, kokia jo pozicija ir kas ten yra, o po to galėsim pakviesti. Jeigu jisai parašys kažką. Parašys. Parašys. Bet matėte, dar vienas yra, dėl pašto ženklo vienas. Čia gal tada šiandieną posėdį pirmininkę gal tada baigiam. Atsiprašau, aš maniau, kai aš vis jų. Tai šiandienos baigiam transliaciją, tada ačiū visiems. Tai dabar kitas kartas. Tai dabar, aš išjungiu transliaciją, galim dar pabendrauti. Tada kitą ketvirtadienį,